tęsinys. Tas pats žanras, tik tai truputėlį jis galbūt yra, čia pasakyti, niūresnis. Ir atsiranda to dar toksai požanris, tai yra vadinamoji postapokalipsė. Kas tai yra? Tai yra žanras, kuris aprašo, kas nutinka, ar tai šaliai, ar tai miestui, ar tai dar kažkokiam tai arealui, kai jį ištinka kažkokia katastrofa. Na jau čia jau, kaip sakoma, jūs jau patys susiveskit galus. Tai va, tai yra faktiškai kaip ir tęsinys, bet galima skaityti labai laisvai atskirai ir antrą knygą, neskaičius pirmos. O šiaip tai mano tikslas buvo, kadangi kai aš pradėjau rašyti, aš ne taip paėmiau, kad atsėdau ir parašiau knygą. Aš mokiausi rašyti, nes tai irgi yra amatas ir yra labai daug gerų kursų internete, amerikiečių rašytojų vedamų, jie kainuoja, bet ten pakankamai padorės sumas. Ir viename iš kursų labai aiškiai buvo tokia taisyklė kalama į galvą, kad pradedantieji rašytojai jūs tik neturėkit pernelyg didelių ambicijų. Jūs nesako, dažnai tai būna. Jūs tik tai nesugalvokit rašyti trilogiją. Nes čia būna. Dar ne vienos knygos neparašys, jau rašo trilogiją. Tai aš labai rimtai tai pasižiūrėjau iš šitą pastabą ir nusprendžiau, kad mano pradinio knygų ciklas bus ne trilogija, o tetralogija. Iš 4 dalių. Kaip ir klausau aš tų patarimų. Tai teoriškai taip ir yra, toks ir yra planas, bet viskas priklausys nuo labai paprasto dalyko. Tol, kol bus skaitoma ir perkama, tol ir bus ta ciklas tęsiamas. Jeigu nebebus jis įdomus, tai jau tikrai aš savo nerašysiu ir savo ten 17 draugų ir pažįstamų. Bet šiaip teoriškai turėtų gal vis dėlto 3 arba 4 knygos būt, kas kažkiek metų, pasiekti tam tikrą laikotarpį, kuris man šiaip labai yra įdomus, tai yra Pirmas pasaulinis karas. Ir vėlgi, jeigu tai yra alternatyvioji istorija, tai yra dar įdomiau. O po to žiūrėsim, gal receptų knygą kokią tada jau reikės išleisti. Ne, tai čia kiekvienam mieste po to jau šitas buvo. Kai aš tai užsimindavau, tai o Klaipėdoje, o Panevėžyje, o tai gal ir Kriaunose kas nors gali įvykti įdomaus. Buvo Kriaunose. Aš norėjau paklausti. Taip. O kitos tos 2 knygos jau yra žinomos, kokie arealai bus paliesti? Vilnius, Kaunas? Tai antra knyga jau yra kaip ir baigta, sakykime. O 3 ir 4 dar nėra jų. Ne. Kad 3 aš grįšiu į didžiąją, matot kaip yra. Tai nėra tik tai Vilnius ir Kaunas. Sakykime, pagal loginę istoriją tai yra 5 laisvieji miestai. Tai yra tarsi tokia grandinė. Tai nėra kažkaip Vilnius vienintelis, tai truputėlį būtų jau gal per daug ambicinga. Bet iš tikrųjų, pagal mano viziją, Rothschildai nusitiesė tokią laisvųjų miestų grandinę, leidžiančią jiems kontroliuoti nuo šiaurės iki pietų Europos. Jie turėjo Revalį arba Taliną, Vilnių, Krokuvą, Prahą ir Konstantinopolį. 5 miestų tokia grandinė. Tai antroji knygoje faktiškai veiksmas vyksta 3 miestuose, bet jau tai buvo neblogas iššūkis man, nes, sakykime, pirmoji knygoje vis tiek dominuoja Vilnius, 90%. Tai man reikėjo sukurti vieną miestą, sukonstruoti. Čia yra 3 miestai, reikėjo jau dekonstruoti juos istoriškai ir sukurti naują šiek tiek prizmę, tai yra Konstantinopolis, Londonas ir Kaunas. Ir dalis Vilniaus, bet aišku, Vilnius labiau toksai kaip fone yra paliekamas. Tai 3 knygoje aš galvoju grįžti vėl prie Vilniaus ir žiūrėti, kaipgi sekėsi tiems herojams, kurie galbūt buvo palikti, arba, kaip daug kas pastebėjo, knygos pabaigoje su labai didelėm skylėm ir labai dideliais klaustukais tų herojų gyvenimuose, kurie akivaizdu, kad kažkas dar turi įvykti, kažkas dar turi plėstis. O toliau neįsivaizduoju. Ne, taip toli prieki dar negaliu, nesusiplanavęs. Aš dar norėčiau paklausti, koks nors įdomesnis nuotykis, kuriant Vilko valandą, buvo jūsų gyvenime, realybėje, koks nors susijęs su rašymu? Žinokit, kad ne, jis pakankamai nykus tas darbas rašytojo yra. Iš tikrųjų, tokių nuotykių kažkokių labai nebuvo. Pats darbas galbūt buvo šiek tiek įdomesnis, nes, tikri rašytojai, kaip aš juos sakau, tai yra tie, kurie iš to, sakykime, valgo duoną, jie turi gerokai daugiau laiko. Ir jie tada atsiranda tie vadinamieji rašytojų blokai. Tai yra, kai tu tiesiog užstringi ir tu niekur neturi kažko daryti.
Aš kadangi žongliravau tarp savo tiesioginio darbo, tarp savo tėčio ir vyro pareigų ir ten vaikų išvežiojimo, taksisto buvimo, pabūrelius ir panašiai. Ir ten, tai aš rašydavau ir ten krepšinio salės priimamajame, ir kavinėse, ir prie ežero vasarą, kai ten vaikai pliuškenasi, o aš tu kompiuteriu sėdžiu ir rašau savo ausinės užsidėjęs, kad negirdėčiau rusiškų keiksmažodžių iš ežero pakrančių sklindančių, nes šitas mane kažkaip tai keistai veikia. Nežinau kodėl, blogai veikia. Tai vat, ir buvo tas toksai labai aiški motyvacija, net ne motyvacija, o labai aiški koncentracija, kad yra diena, kada tu turi pabaigti tą knygą. Ne tada, kol, man čia nėra įkvėpimo dabar, mūzas nuplaukė. Ne, tai yra normalus projektas, kaip ir normalus darbas. Tu jį turi pabaigti iki lapkričio tos ir tos dienos, kad leidykla spėtų sumaketuoti, paruošti spaudai, atspausdinti ir kad ta knyga pasirodytų per pagrindinius knygų atlaidus Lietuvoje, kai 3 dienas per metus staiga visa Lietuva supranta, kad oi, taigi mes esam skaitanti nacija. Taigi dabar išleiskim visus pinigus, kiek turėjom knygoms. Ne? Matėt, kas Vilniaus knygų mugėje darosi. Žmonės tempia knygą, nesvarbu, jie ima bet ką, vos ne taip. Ir kadangi iš žmonių srauto negali išsukti, tai aš, pavyzdžiui, pernai kalbėjau su žmonėm, kurie dalyvavo keliuose renginiuose, kurie neplanavo dalyvauti, bet negalėjo ištrūkti iš žmonių srauto, kuris jos nešė į tą salę. Nu, tai tas, aišku, yra unikalus ir labai linksmas dalykas. Tai, ne, o tokių kažkokių tai ten gigantiškų nuotykių, tokių, kad dingtų, pavyzdžiui, tekstas ir man reiktų viską perrašyti iš naujo, tai ačiū Dievui nebuvo. Ir nenorėčiau tokių nuotykių. Pasakykite dar vienas klausimas. Ar iš tiesų pavyko nuo tų prototipų, nes daug kas skaičiau žiniasklaidoje, galvoja, kad vis tik tai yra tų prototipų tokių realybės, nes jūs čia sakot, kad viskas kaip ir nesusiję. Ne, aš nesakau, kad viskas nesusiję. Aš sakau, kad tikrai galima atrasti... Žinot, kaip yra? Yra archetipai, tie vadinamieji literatūriniai archetipai, kurie turi tam tikrą savybių rinkinį. Ir mes juos matom ir labai aiškiai gyvenime. Ir aš neneigiu, kad aš pasiskolinau kai kurių dabartinių politikų, arba dabartinių gatvės politikų, arba dabartinių labai aršių katalikų bažnyčios atstovų, arba labai garsiai kalbančių buvusių Seimo narių, kurios dabar gyvena Čikagoje ir niekas negali surasti. Tam tikrų savybių ir perkeliau jas į knygą, bet aš stengiausi, kad tai neužgoštų pagrindinių dalykų, kad tai būtų tokios kaip razinkėlės, kur tu atrandi, oi, taigi Šustauskas čia, grynas Šustauskas, nu. Ir žiūrėjau, dar balį organizuoja prie Rotušės. Ir gal kažkas ir nepastebės tų dalykų, bet galbūt ir pastebės. Dėl to ir akivaizdu, kad knyga buvo, nors jinai išversta į anglų kalbą, bet jinai buvo taikyta aiškiai į lietuvių auditoriją, kuriai gali būti įdomu tokie dalykai. O kad po to knyga truputėlį, dar pat vienas dalykas, kad jinai išėjo iš tos literatūros žanro, iš knygos žanro. Ir jinai tapo elektroninė knyga, jinai tapo audio knyga, ką girdėjot pradžiai. Kad pagal ją buvo sukurtas kompiuterinis žaidimas, lietuviai kompiuteristai sukūrė kompiuterinį žaidimą, Behauler, kur tu skraidai su oro balionu virš Vilniaus. Pagal ją yra daromas komiksas, tarkim komiksas, kuris susijęs, kas klausėt, 1 ir 2 knygą susijęs komiksas, kuris turėtų prieš Kalėdas pasirodyti, vėlgi toksai visiškai naujas žanras Lietuvoje, sunkiai galbūt prigyjantis, pamatysim. Ir turbūt pats įdomiausias projektas tai buvo su viena Kauno bendrovė, kompiuterių bendrovė padarytas projektas, tai yra elektroninė Vilko valanda, angliška, bet skirta planšetiniams kompiuteriams, iPadams. Ir tai yra interaktyvi knyga, pusiau žaidimas, galima taip sakyti. Tai yra, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tu skaitai knygą ir tu pasieki vietą, kai Basanavičius baigia darbą, užlipa į Šventų Jonų bokštą, ten yra pririštas jo lėktuvėlis, jisai sėda į lėktuvėlį ir pakyla virš Vilniaus. Ir knygoje yra aprašomas, tarkim, jo akimis yra pristatomas Vilnius, jisai skrieja virš Vilniaus ir pada nusileidžia pas savo draugą Žvėrynę. iPado versijoje tu paspaudi mygtuką ir tu gali, tau parodo Vilniaus vaizdą iš viršaus ir tu gali valdyti tą lėktuvėlį ir tu gali praskristi tuo maršrutu, matydamas apačioje, kaip atrodo Vilnius. Jeigu yra koks nors padaras, pavyzdžiui, golemas, tarkim, tu gali paspausti, pamatyti jį, kaip jis atrodo 3D jo projekcija, gali jį pavartalioti, pasižiūrėti. Jeigu yra mergina, kuri turi žaisliukus, tu gali su tai žaisliukais pažaisti, gali juos pakelti, numesti, perrengti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas, kuris man iš tikrųjų labai patiko, yra
laikraščiai yra Vilniuje, vėlgi labai daug kas atpažino dabartinius laikraščius juose, kurie už ten pinigus bet ką gali spausinti pirmajame puslapyje. Ir kai prieina kalba apie laikraščius, paspaudi mygtuką ir tau iššoka tos dienos laikraštis, kuriame aprašomi tos dienos Vilniaus veiksmai. Taigi atsiranda naujas lygmuo ir mes tą knygą pristatinėjom Londono knygų mugėje ir kažkaip būtent išėjo kalba, kad dar vienas būdas, kaip galima, kaip ir ES skatina skaitymą, tai yra būtent tas vadinamasis reading through gaming. Tai yra lyg ir žaismės pagalba pateikti knygą, bet ne suprimityvintą knygą, nepaversti ją, kaip amerikiečiai mėgsta, iš 1000 karo ir taikos puslapį padaryti 15 puslapį tokią santraukėlę, kad nepersikraut. Ir ten, išėjo į karą, tada truputį pralaimėjo, tada truputį laimėjo, tada įsimylėjo, tada jo nemylėjo, ir pabaiga. Bet ne, palikti normalų tekstą, tik tai papildyti jį tokiais žaidybiniais elementais. Ir iš tikrųjų, užsienio rinkos jisai visai gerai buvo priimtas. O pati knyga užsienį, kaip sekasi? Elektroniniai knygai labai taip silpnai. Ta prasme, kaip, jinai yra padaryta, jinai guli, valgyti neprašo. Ten kažkiek tų pardavimų kapsi. Labai įdomi kainodara yra, tarkim, jeigu papirinė lietuviška kainuoja apie 45 ar net 50 litų knygynuose, tai elektroninė kainuoja 8 litus. Ir aš žinau lietuvių, kurie pirko elektroninę angliškai, lietuvis pirko lietuvio rašytojo knygą angliškai ir skaitai angliškai, nes 6 kartus pigiau. Tai, bet ne, ten mes kažkokių kalnų nenuvertėm. Pirmas dalykas, kad iš tikrųjų konkurencija yra nežmoniška. Labai daug dabar yra save leidžiančių rašytojų ir jeigu tu nesugebi iš tos masės išsiskirti, o tu turi parašyti arba visiškai genialų šedevrą, bet tai turbūt geniali knyga, kad žmonės skaitytų ir nukristų ant žemės be pulso ir tada pultų dalintis su jie. Tai tokių yra gal 2 rašytojai, kurie taip parašyti, nes iš tikrųjų tai turbūt visiškai geniali knyga. Arba tu turėti užnugarį kažkokios leidyklos, kurį tave investuotų ir būtent tave parodytų, iškeltų. Arba kažkokią kitą mediją. Bet, pavyzdžiui, kompiuterinis žaidimas, ko mes tikėjomės, jisai neatrado. Jisai buvo neblogai parduodamas, bet nebuvo ryšio tarp pardavimų žaidimo ir knygos. Tai yra tie, kurie pirko žaidimą, knygos nepirko. Mes tikėjomės, kad galbūt bus tas ryšys. Kitas dalykas, kad, pasižiūri pavardę, kažkoks neaiškus, ne britas, ne amerikietis, apie kažkokį Kurtas, Vilnius. Čia tas irgi dar yra tam tikra prasme, jau tų anglų amerikiečių rašytojų yra sočiai. Netgi tokiems prancūzams ar vokiečiams yra labai sunku į tą anglakalbę rinką prasimušti. Tai čia dėl to ir su agentais irgi labai sunkiai ėjosi susirasti užsieniečių agentą, nes kam reikalingas lietuvis. Ar ten, kad ir lenkas, ar ten slovakas, ar bet kas. Jie ten su savais nespės susitvarkyti, su amerikiečiais. O tas iPadinė versija, kuri jau parduodama nebe kaip knyga, o labiau kaip toksai ala pusiau žaidimas, jinai gerokai geriau parduodama. Aišku, ten irgi ne 10-ukose, bet gerokai geriau. Ar galėčiau dar paklausti, kokias knygas jūs rekomenduojate, tas 3 gal atsimenat apie Basanavičių paskaityti ir mokytojams ir šiaip? Biografijos. O kieno? Jo. Kas parašė, neatsimenu. Tai yra tiesiog apie Jono Basanavičiaus biografijos. Dabar nepasakysiu. Nepasakysite. Bet tiesiog tai yra išsamios biografijos, kurios dalis tikrai yra elektroniniu formatu. Aš apie jo gyvenimą ir nuotykius Bulgarijoje skaičiau. Tikrai atskleidžia kitoj šviesoj. Tie faktai, kurie, aišku, jie galbūt nėra labai svarbus. Aš suprantu, kad jeigu tu ten turi vadovėlyje vieną puslapį skirtą Basanavičiui, tai natūralu, kad tu surašysi Vilniaus didįjį Seimą, nepriklausomybės aktą, aušrą ir ten kitus dalykus. Bet jo asmenybė neužtenka vietos tiesiog. O tų visų jo, pavyzdžiui, kai jisai buvo Bulgarijoje, ten tas visas intrigos vyko ir kai ten jį pasikėsinimas buvo, ir jį ten bandė nušauti ir ten su jo žmona irgi ten buvo tokių įvairių įdomių dalykų, tai tas lieka truputėlį už... Bet žinokit, aš galiu pasakyti, čia ne tik tai Basanavičius, paimkite Čiurlionio biografiją, paimkite Smetonos biografiją, paimkite ir ten tiek visokių įdomybių rasit, kurių mes tokiam bendram plane mes nepagaunam. Pavyzdžiui, ta pati, sakau, Čiurlionio biografija irgi labai įdomi buvo. Tai tam ir yra geros, sakykime, biografinės knygos, kurios padeda atskleisti tą asmenybę, kurios tu nepamatai per bendrą išsilavinimą. Ir galbūt net ir negauni to bendro išsilavinimo mokykloje, kai tu bėgi ir žinai,
baigė mokyklą ir žinai, kad Čiurlionis parašė jūroje ir miške. Nu ir dar nutapė kelis paveikslus. Sakykite, apie Tvardauskį skaitėt ką nors ar šiaip? Tvardauskis yra viena iš didžiausių, sakykim taip, knygoje paliktų mįslių. Kadangi jis lyg ir turi istorinį prototipą, legendinį prototipą galbūt taip, nes niekas nežino, ar egzistavo toks. Nes legendos kalba, kad egzistavo juodasis burtininkas Tvardovskis, kuris Žygimantui Augustui iškvietė Barboros Radvilaitės vėlę. Ir jisai turėjo didelę juodą knygą su visais kerais, kuri buvo užrakinta juodajame bokšte Vilniaus universitete. Taip, kad daug tokių legendų yra. Ir būtent dėl to, čia Tvardauskis mano knygoje yra, sakyčiau, tokia enigma, mįslė. Ir ties juo yra palikta daugiausiai klaustukų. Ir knygos pabaigoje, taip kaip jisai bendrauja ir su kuo jisai bendrauja ir kaip jisai atsiskleidžia, kas gali būti jisai, labai daug buvo variantų. Tai šitą aš paliksiu tikrai neatsakytą ir mes prie to grįšim turbūt arba galbūt ir antrojo knygą, galbūt dar vėliau. O kodėl alternatyviai istorijai pasirinko 19 amžių? Ar dėl to, kad steampunką norėjo parašyti? Taip, iš tikrųjų tai taip. Pasirinkau žanrą ir tada pagal žanrą žinojau, kad aš rašysiu apie Vilnių. Taip, buvo toksai variantas, nes iš fantastikos, aš tikrai nenorėjau rašyti tuo metu trilerių, nes tuo metu buvo banga, ką tik nuėjusi Deno Brauno, nenorėjau rašyti galbūt maginės fantastikos, nes irgi buvo tos bangos nuėjusios, norėjau kažko tokio galbūt siauresnio, bet kad gali pasakyti, kad aš esu pirmas lietuvis, kuris parašė steampunko romaną. Gal po to bus, aišku, geresnių tų romanų, gal ne, bet jau, kad pirmas, tai jau netims. Tai vat, taip ir išsirutuliojo. Šitą idėją atsirado kažkaip labai greitai. Aš skaičiau kelis labai man patikusius steampunko romanus ir galvoju, klausykit, štai apie ką aš noriu rašyti. Kur veiksmas vyksta, aišku, kur. O kada, tai vat irgi buvo. Tai buvo žanras, tai plius minus 50 metų. Tai aš pagalvojau, kad iki pirmojo pasaulinio karo, tas atgavimas spaudos ir Vilniaus transformavimas į tokį svarbų intrigų, nes miestą, nes šiaip ir Europos gyvenimas buvo labai įdomus, tuo metu buvo tas vadinamasis didysis žaidimas tarp Britų imperijos, Rusijos, Vokietijos, ten visi manevravo, intrigavo ir po to, aišku, viskas sprogo, išlėkė į orą ir prasidėjo, kai nušovė Ferdinandą, prasidėjo pirmas pasaulinis karas. Tai va, tai buvo natūralus toksai žanro pasirinkimas, o po to jo vieta ir forma. Mes apie Vilnių čia kalbam, ar dar rašydamas eidavo kitas vietas, apie kurias rašom įkvėpimo? Taip. Esu prisivaikščiojęs po Vilnių Sočiai ir tas pats, pavyzdžiui, navigatorių bokštas ir buvo vienas iš tų momentų, kai aš ėjau palei nerį, leidosi saulė ir taip kažkaip tvykstelėjo spindulys ir taip labai gražiai ta Gedimino pilis taip iššovė man ir taip aš galvoju, štai, kaip mes ją ir transformuosim, kad tai bus navigatorių bokštas, iš kurios sklinda šviesos signalai ir yra kontroliuojamas dirižablio eismas virš Vilniaus. Ir nemažai tokių detalių, pavyzdžiui, kai yra pagrindinės knygos vietos, aš perėjau tas vietas ir visai įdomu buvo, prieš porą savaičių buvo atvažiavęs Britų dienraščio žurnalistas ir mane paprašė jam padaryti irgi ekskursiją po kitokį Vilnių. Mes vėlgi faktiškai prasiėjom tokia lyg ir ekskursija. Tik tai į bėdas jo nevedžiau, nes nieko ten gero aš nebūčiau parodęs ir nieko gero nebūtų mūsų laukti. Tai prasėjom ir per nekrikštus, ir per juodėsius, ir per tą naująjį pasaulį, bet tai daug buvo vaikščiota po Vilnių ir dar daugiau buvo žiūrėta istorinių Vilniaus knygų, istorinių Vilniaus žemėlapių, lyginau, kaip keitėsi gatvės, kaip keitėsi pavadinimai, kaip keitėsi. Nes norėjusi vis dėlto rašyti ne iš galvos, o jeigu tu aprašinėjai gatvę, kad žinot, kas joje buvo iš tikrųjų. Kad Tatarska gatvė, vadinasi Tatarska, ir joje buvo daug bordelių. Kad Vokiečių gatvė buvo Manetnaja gatvė, Monetų gatvė ir taip toliau. Aišku, vienintelis dalykas, kur aš prasilenkiau su realybė ir labai taip griežtai ir nelabai jau skaitydamasis, tai yra, kad visi Vilniuje kalba lietuviškai. Tai yra visiškas istorinis kliauza ir visi supranta lietuviškai, ir vokiečiai supranta lietuviškai, ir armėnai supranta lietuviškai. Žodžiu, dabartinis Vilnius ir dar daugiau. Galvojau, kodėl ne.
Negi aš dabar, čia yra tas dalykas kartais, kai susiduria rašytojai, jeigu yra multikultūrinis miestas, kalbinis barjeras, ar ne? Kaip jie kalbasi. Pavyzdžiui, fantastinėse knygose dažnai atrandama tokia bendroji kalba vadinamoji, ne? Kur gali susišnekėti elfai ir nykštukai ir panašiai. Aš čia galvoju bus lietuvių. Vilniaus universitetas veikia, didžiulis, pusė Vilniaus senamiesčio jam priklauso. Tai kaip ir sakau, labai patiko Jūriui Baniui ir rektoriui, sakė. Gerai. Tas niuansas ir kauniečiams turėjo patiks labai. Dėl lietuvių kalbos? Taip. Ne, tai be abejo, kad knyga šiaip jau turbūt labiau negu metų knygos titulas man patiko ir labiau sujaudino gauta Patriotų premija, kurią skyrė Lietuvos kariuomenė. Kaip patriotiškiausiai metų knygai, nes va toks ir buvo mano tikslas parodyti, kad mes galim turėti knygą, kuri nedėjuoja, kuri neverkia mūsų prarastų ir neįveiktų ir nepadarytų iki galo žygdarbių, ar ten nukritusių, nenuskridusių. Nu, žinot, kartais atrodo, kad mūsų visa istorija yra labai šlovinga, bet yra labai nelaiminga. Turėjom Vytautą, norėjo būti karalius, nepavyko, nenuvežė karūnos. Turėjom 2 pilotus, nenuskrido. Mano amerikiečiai draugai buvo atvažiavę, kai mes buvo Dariaus ir Girėno skrydžio metinės. Didžiulė šventė, sakau, visas labai didelė šventė, sako, mūsų čia 2 didieji didvyriai, lakūnai. Pasako, aš jums skrido, ir jie nusileido, reiškia, juos ten, nesakau, jie nenusileido. Kaip sako, nenusileido? Sako, nenusileido, jūs pašovė ir nukrito. Ir amerikiečiams tas yra labai sunkiai suprantama, kad jie nepasiekė tikslo. Tai, čia ta Amerikos mentalitetas, kuris į sėkmę yra orientuotas. Taip, romantiška nesėkmė yra labai gerai, bet sėkmė yra svarbiau amerikiečiams. Tai, ir man norėsiu padaryti tokį labai stipriai patriotišką knygą, kur tu jaustumės, tokį, kaip viena kritika rašė, malonų kutenimą, kad taip, bet mano miestas, mano valstybė, sakykime, šiuo atveju susitraukė į vieną miestą. Nes tas miestas tai yra, realiai tai yra sumažinta Lietuva. Dėl to, kaip jūs sakot, ir kauniečiams tas turėjo būti smagu, ir klaipėdiečiams ir panašiai. Nes, tai yra, kita Lietuva yra okupuota, bet Vilnius yra laisvas, į jį sueina visi kiti lietuviai, ten sėdi protingiausi Lietuvos žmonės ir galvoja, kaipgi čia padarius, kad dar ir tą kitą Lietuvą mums pasiėmus ir sukūrus savo valstybę. Ir sakau, jeigu yra policininkai, tai jie nėra korumpuoti, o jie yra drąsūs, ištikimi ir panašiai, moteris yra gražios, mokslininkai yra protingi, bet aišku ir prieš atitinkami yra. Ir kas yra juokingiausia, aš skaičiu, dar vienas dalykas, paskutinis, buvo vienas susitikimas, labai įdomus. Paprastai jūsų būna daug, aš būnu vienas ir mes taip kalbamės. O čia buvo taip, vienas rašytojas, tai čia aš, ir vienas skaitytojas. Vienas prieš vieną. Skaitytojo pageidavimą. Tas skaitytojas savo darbo valandas leidžia Daukanto aikštėje. Tai kai jau pageidavo, kad pasikalbėta, jau nesakai neturbūt, ar ne, Respublikos prezidentai. Ir jinai pasakė labai gerą frazę. Jinai sako, aš skaičiau šitą knygą kaip vos nedokumentinį romaną. Ir iš tikrųjų labai daug įvykių, kurie yra aprašyti knygoje, kurie buvo aprašyti prieš 2 metus, dabartiniai geopolitiniai šviesoje, jie atrodo visai kitaip. Nes čia yra Rusijos intrigos, Rusijos įtakos agentų veikimas Vilniaus teritorijoje kaip 5-osios kolonos, parsidavusi žiniasklaida ir taip toliau. Tai, ką mes realiai matom, žiūrėdami Первый Балтийский канал arba matydami, kas vyksta aplinkoje. Tai būtent to tokio sveiko patriotizmo, bet kuris nepereina į šovinizmą ir į nacionalizmą, man labai norėjosi būtent pabrėžti tą knygą. Taip, kaip jūs ir sakote. Pagrindiniai visi herojai lietuviai, tačiau visi gerai sutarė ir su užsieniečiais gyvenančiais Vilniuje, ir su žydais, ir su lenkais, ir su karaimais, ir su kitom. Toks truputį utopinis tas miestas, kuris vargu ar galėtų egzistuoti realiam gyvenime. O nerašysit, kaip atrodys Vilnius po 100 metų? Į kitą pusę. Nežinau, tas žanras, apie kurį jūs kalbat, vadinasi kiberpunkas. Tai yra žanras, kuriame demonstruojama netolima ateitis, sąlyginai netolima ateitis, 50, 60, 70 metų. Ir paprastai irgi yra tam tikros žanro taisyklės, tai yra, kad korporacijos kontroliuoja didžiąją dalį resursų, didžiąją dalį pasaulio, jos yra tapusios kaip pagrindinis variklis.
smegenys yra čipai, na ir taip toliau, visi tie žanrai. Tai, bet tik tai, kad vat, jeigu jau pradėjai šitaip, ką žinai, ar reikia šokti, jau nebus labai originalus. Iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu jau ir toliau seksis viskas gerai, pabandyti vis dėlto parašyti fantasy knygą, tai yra maginės fantastikos knyga. Čia yra mano didžioji meilė, sakykime, nuo 9 turbūt metų, kai aš pradėjau perskaičiau Tolkieno Hobbitą, aš supratau, kad tai yra tos kelionės į kitus pasaulius mane siaubingai žavi. Gal norėčiau išbandyti kažkada čionais. Atsiprašau, o tada Rodžerio Železno esate knygas perskaitęs? Ambero princus? Taip. Beveik visą fantastiką esu. Bėgdavau per pertraukas iš 9 vidurinės į Kalvarijų turgelį, nes ten buvo vienintelė vieta, kur galėjai įsigyti rusų kalba išleistos fantastikos. Ir ten visi jau mane pažinojo, po to aš dar užsisakinėdavau, jį mane atveždavo iš Leningrado tuo metu, ir tai buvau sukaupęs didžiulę rusų kalba parašytos fantastikos biblioteką, po to atsivėrė sienos, atsirado internetas, tada viską jau perėjau į anglų kalbas. Bet aš nepasakyčiau, kad jis mane būtų labai sužavėjęs. Jis labai toks specifinis rašytojas ir aš perskaičiau, patiko, bet va taip, kad aš sakyčiau, kad čia Železnas, čia mano kumyras, tai ne. Anksčiau Tolkieną ėmėt skaityti ar Železną? Tolkieną. Jis yra gerokai paprastesnis, sakykime. Železnas, vis tiek jis yra iš tų tokių, sakykime, sunkiųjų turbūt fantastikos rašytojų, galima taip sakyti, kur ten dar yra 2., 3. ir 4. dugnas. Jie abu mitologai, taip, buvo pagal įsivaizduojimą. Taip. Čia jau skonio reikalas, čia abudu jie yra labai geri, Tolkienas galbūt yra labiau popsiškesnis, labiau tai populiaresnei auditorijai. Dar kas nors, ką nors? Pasveikinti reikėtų. Dėkoti. Gerai, tai ačiū labai už dėmesį. Janina, dėk greičiau. Ačiū Jums už paskaitą. Ačiū. Miela. Ačiū labai. Ačiū. Žinokite, aš perskaičiau ir siūlyčiau visiems perskaityti. Ir kitiems pasakyti. Žodelį, tai mielai. Gerai, tik tai